BetSafe lažybos gyvai. Lietuvoje tikrai nebuvo lengva surasti daug informacijos, nes taip kaip šiais laikais yra ir socialinė ta medija, ir Twitteriai, kur pilna informacijos, tais laikais buvo daug sunkiau, todėl nusprendžiau išvykti į užsienį, biškai pasirinkti praktikos, pažiūrėti pratimų. Ir taip atsitiko, 10 metų jau Anglijoje darbuojuos. Būdamas Lietuvoje, gyvenau ir galvojau, kad viską žinau apie futbolą, kad daug suprantu, bet būtent kai nuvažiavau į Angliją, turbūt atsivėrė akis, kad tikrai dar nieko aš nemoku. Ir kuo daugiau ten pradėjau gilintis, tuo daugiau supratai, kad dar visko daug reikia išmokti. Ir tikrai pirmi metai tikrai buvo labai sunkus. Paprasčiausiai pradžioj net nepavyko net paprastos praktikos niekur susirasti. Visi keliai buvo lytis uždari. Pradėjo, žinot, kaip Londone ir pinigų stygius atsirado, tai gan greitai teko susirasti paprastą darbą. Tai ir kavos kavinėse kavas pilsčiau, ir mažus vaikus už dyką parke treniruodavau. Bet po to turbūt tokio atsitiktinumo dėka man pavyko susitikti su treneriu Valdu Dambrausku. Jis tuo metu treniravo vieną vietinę Londono komandą, kurią kaip tik mano draugus parekomendavo ir aš ten pradėjau žaisti. Ir mes taip susipažinom su Valdu Dambrausku, kuris man tikrai daug padėjo suprasti būtent sistemą vykstančią Anglijoje. Kaip pradėti lankyti įvairius trenerių kvalifikacijos kursus, tada atsirado daugiau pažinčių ir taip po biškį ir vasaros gale, jau po pirmų metų vasaros gale, pasisekė, atsirado pasiūlymas prisijungti prie Brentford futbolo komandos, kuri Championship rungtyniauja kaip jaunų vartininkų treneris. Tai ten pirmais metais pradėjau, gan greitai ten man pasisekė įtvirtinti ir praėjus pusantrų metų beveik aš gavau kaip vyr trenerio pareigas, tai mano darbas buvo pagrindė 18-23 metų vartininkai ten, bet taip pat prižiūrėjau visą jaunimo vartininkų rengimo sistemą. Ir ten praleidau 4 metus ir po to atsiradus galimybei prisijungti prie Brightono, nedėvėjodamas prisijungti prie Brightono, nes Brightonas tada buvo sparčiai augantis klubas su dideliom ambicijom, taip pat jie turi Category 1 vadinamą statusą Anglijoje, tai yra aukščiausias statusas, kurį tik 24 klubai turi. Ir sprendimas buvo tikrai geras, nes tikrai gerai jaučiuosi dabar savo klube ir klubas jau 2 metai aukščiausiai Premier Lygo rungtyniauja. Ir šiemet būtent pirmi metai, kaip visos reprezentacinės Brightono komandos, tai U18, U23, merginų komanda, vyrų komanda, visos būtent žemėja aukščiausiose Anglijos lygose. Mano pagrindinis darbas yra U18 vartininkų rengimas ir taip pat jaunesnių vartininkų programos kuravimas. Iš viso Brightone yra 5 vartininkų treneriai, kurie dirbo pilnu etatu, 2 dirbo su pirma komanda, po to dirbo vienas vartininkas U23, tai vadinama B komanda, aš tada dirbu su U18 vartininkais ir dar yra vienas treneris, kuris užsiema su jaunesniais vartininkais, bet aš ten rengiu programą, kuruoju ir padedu jam. Kiekvieno trenerio turbūt tikslas yra kilti kuo aukščiau ir turbūt reprezentuoti tam tikrą vyrų komandą. Kaip ateitis parodys, neaišku, žinoma, bus matyti, bet aš nuosekliai dirbu tam, kad pasiekti tą tikslą. Šiuo metu įsigijau ir UEFA vartininkų treniravimo licenciją, kuri tikrai nėra lengva Anglijoje įgauti, nes per metus tik 16 trenerių priima. Ir dažniausiai tai buvo skirta pirmos komandos vartininkų treneriams. Pernai metais pavyko ir man tos kursus įstoti. Pačiame viduje darbas yra gan atviras, kiekvieną dieną, nes kadangi mūsų pirma komanda ir akademija kartu treniruojasi tam pačiam pastate ir treniruojasi tuo pačiu metu, tai mes kiekvieną dieną bendraujam tiek su pirmos komandos vartininkų treneriais, tiek su pirmos komandos vartininkais. Tai reiškia, viduje viskas yra gan atvira ir dalinamės tikrai visą informaciją ir nėra nieko slapta. Neslėpsiu, tikrai skambutis buvo truputį netikėtas. Mes su Valdu gal susipažinom apie 2 metus atgal. Tuo metu Brightonas kaip tik įsigijo vieną iš gynėjų iš Nacionalinės futbolo akademijos. Ir treneris tada tuo metu dirbo tenais kaip akademijos direktorius, tai mes nuo to laiko palaikėm tam tikrą ryšį. Bet skambutis, žinoma, buvo truputį netikėtas. Pabendravom telefonu iš pradžių, po to treneris pasikvietė mane į Lietuvą, kur mes dar pabendravom ir mintis sutapo. Gal dėl to, bet negalėjau atsisakyti to pakvietimo, nes čia yra vis tiek didelė garbė. Ir didelis malonumas ir žinoma, kiekvienas vaikas svajoja. Aš dar dabar prisimenu, pirmas rungtynės, kurias prisimenu, dar vyko senajam Žalgirio stadione ir tada būtent tos rungtynėse prieš Airiją, kaip tik Andrius Kerla ir debiutavo man tos rungtynėse. Ir dabar tai pasiko, kad mes kartu dirbom. Tai tikrai yra didelė vaikystės svajonė ir kartais net
tokia ta svajonė, kurią kartais net negali pasakyti, nes žmonės pažiūrėtų ir pagalvotų, jeigu aš sukčiau laiką atgal prieš 7 metus, dirbau tik tai Brentfordo klube, dar laisvalaikiu ir kavas pilčiau, kad vis turi pinigų, tai gal kam būčiau pasakęs, kad per 7 metus aš dirbsiu Lietuvos rinktinėje, gal pažiūrėtų mane, galvotų, ką tu čia. Tikrai gal parodo ir kitiem, visiems ir treneriam, ir žaidėjim, kad jeigu nuoseklus darbas ir tikėjimas tuo, kad kažką gali pasiekti, anksčiau vėliau tikrai priveda prie galutinio tikslo. Tai tikrai tuo didžiuojuosi ir aš, ir visa šeima. Treneri, jūs sąlyginai esat jaunas treneris, jums 33, tiek pat yra rinktinės vienam iš vartininkų Ernestui Šetkui. Kaip manot, ar nebus problemų čia atrasti bendrų sąlyčio taškų? Pakol kas, bent jau problemų tikrai jokių neiškilo, tiek Ernestas, tiek visi kiti vartininkai yra labai atvirai nusiteikę ir maloniai bendraujam, juolab, kad jie gal truputį daugiau yra patyrę negu žaidėjai, bet aš jau 10 metų turiu kaip treniravimo patirtį, tai manau, kad aš tos iš kitos pusės labiau žiūriu į jų žaidimą, jie žiūri daugiau žaidėjų, aš daugiau iš trenerio. Taip pat mano tokia, galim sakyti, filosofija yra, kad treneris neturėtų turėti ego. Ir taip pat aš reikalauju ir iš vartininkų, kad tam mūsų treniruotojų procese nebūtų jokių ego. Mes visi turėtume būti atviri, nėra, kad būtent kažkieno nuomonė yra tvirtesnė už kito. Ne tik vartininkų, bet ir aikštės žaidėjų pozicijose. Lietuvos rinktinė turėtų reprezentuoti būtent žaidėjai, kurie yra pajėgiausi šiuo metu atstovauti Lietuvai. Tai neatsižvelgiant ar tai į amžių, ar į patirtį, ar kiek būtent jeigu šiuo metu yra stipriausias kandidatas tai pozicijai, jisai turi atstovauti Lietuvos rinktinei. Jeigu šnekant apie 3 vartininkų pasirinkimą, labai svarbu, visi 3 vartininkai užima labai svarbias pareigas tiek treniruotėse, tiek rungtynių pasiruošimui, nes visų pirma, tai niekad negali žinoti, kada 1. ar 2. vartininkas ar 3. vartininkas gaus traumą. Ir vartininko būtent tokia yra pozicija, kad tu niekad negali būti atsipalaidavęs, nes 1 sekundę tu dar tai treniruojas, kitą sekundę tu jau to aikštelė. Ir nuo pat pirmo kontakto su Valdu Urbanu iš karto pradėjome rinkti informaciją apie vartininkus, kurie šiuo metu rungtyniauja, kiek rungtyniauja, kokiuose klubuose, kaip lygiau pabendravome ir buvo nuspręsta priimti mano kandidatūrą. Susidarėme trumpesnius sąrašus, būtent vartininkų, kurie šiai dienai yra optimaliausias forumas mūsų nuomonė. Ir tada stengiamės stebėti kuo daugiau rungtynių žaidžių čempionatuose ir tikrai nepraleidžiam. Ir tada ta informacija visa buvo surinkta, buvo sudaryti tam tikri vartininkų profiliai, kiekvieno vartininko stipriosios savybės. Ir būtent šitą informaciją tada mes dalijomės kartu su visų trenerių štabu ir kartu priėmėm sprendimą pasirinkti būtent 3 kandidatus. Kaip minėjau, kiekvienas vartininkas yra išnagrinėtas, padaryta tikrai išsami video analizė. Kiekvienam vartininkui yra sukurtas asmeninis profilis ir pažymėtos jo stipriosios savybės. Bet kol tu to žmogaus nepamatėjai treniruotėje, kol su juo nepasišnekėjai, manau, nereikėtų priimti išankstinių sprendimų. Stengiamės kuo daugiau surinkti informacijos iš išorės, bet po to sudėti kuo daugiau informacijos iš vidaus ir turbūt kartu susėdus po to priimti optimaliausią sprendimą. Norėčiau paprieštarauti tam teiginiui, kad 11 baudinių serija yra loterija. Taip, gal daug metų atgal tai būtų loterija, bet aš tikrai manau, kad tam dalykų galima pasiruošti ir surinkta yra statistinė analizė paskutinių 5-11 metrų baudinių. Taip pat yra video analizė, pagal kurią galim studijuoti žaidėjo kūno judėjimą ir kartu su vartininkais turėsim susirinkimą prieš rungtynes ir nuspręsime, kurią pusę žaidėjas muš, bet tai nuspręsime visi kartu, ką noriu pabrėžti, tai ne tik tai ar aš, ar Liuko Žekas nuspręs, turėsim susirinkimą kartu su vartininkais ir aš pateiksiu savo nuomonę, analistas pateiks savo nuomonę, bet galutinis sprendimas vis dėlto bus vartininko, kuris tuo metu žais rungtynėse. Kaip ir kiekvienas žaidėjas, taip ir kiekvienas treneris nori kuo geriau pasirodyti rungtynėse. Jeigu rungtynių rezultatas yra ar tai teigiamas, ar tai kartais neigiamas, bet kažkas nepavyko, kiekvieną kartą analizuoji ir kiekvieną kartą stengiasi galvoti, ką gali iš tų rungtynių išmokti. Nesvarbu tai, kaip minėjau, ar tai pergalė, pralaimėjimas, vis tiek kažką gali išmokti, kažką gali išanalizuoti.